Tai laba diena visiems, pradedame spaudos konferenciją apie skaudžius įvykius sostinėje šiandieną, nors įvykio aplinkybės yra. Lauk, kvėpuoju. Pasakysi, kada. Tai laba diena visiems, pradedame spaudos konferenciją apie skaudžius įvykius sostinėje šiandieną, nors įvykio aplinkybės yra tikslinamos, tai šį valandai tiek, kiek galime pasakyti, tai prašau vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė ir vėliau policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, ministrė. Labą dieną, tai tikrai turime visuomeniai nekyla, nes asmuo yra sulaikytas. Žinoma, apie tam tikras detalės, kurios susijusios su pačiu įvykiu, detaliau pakomentuos pas generalinis komisaras, bet iš mano pusės yra svarbu pabrėžti keletą dalykų. Tai pirmas dalykas, klausimas susijęs su pareigūnų saugumu ir sveikata. Pirmiausia, jau ta sužeistiems pareigūnų artimiesiems, nes man atrodo, tai yra vis tik iššūkis ir stiprybės. Žinau, kad buvo susitikimas generalinio komisaro, buvo apsilankimas ligoninėje ir tikrai buvau informuota, kad situacija yra kontroliuojama, pareigūnai sveiksta. Ir šiuo atveju svarbu pabrėžti, kad pareigūnus apsaugojo tai, kad labai svarbus yra aspektas apsaugos priemonės, saugumo priemonės, šiuo atveju liemenės, kurios ir apsaugojo. Ir labai pabrėžti, kad mes skiriame labai didelį dėmesį tiek pareigūnų motyvacijai, tiek aprūpinimo dalykais, tiek saugos priemonėms, tam, kad pareigūnai vykdydami savo darbus būtų apsaugoti. Ir šitą situaciją taip pat parodo, kad pareigūnai kiekvieną dieną patiria tokias sudėtingas situacijas, grėsmingas situacijas, tai parodo, koks pavojingas yra pareigūnų darbas, kokių situacijų gali nutikti ir kaip yra svarbu daryti viską ir užtikrinti, kad pareigūnai būtų saugus šitame pavojingame darbe. Ir paskutinis aspektas, kurį norėčiau paminėti, kadangi asmuo turėjo ginklą, mes bandėm įsiaiškinti, ar tas ginklas legaliai turimas. Tai, man atrodo, svarbus aspektas yra pažymėti tai, kad labai atsakingai turime žiūrėti į ginklų išdavimo, liberalizavimo visus dalykus, nes tikrai tai yra labai jautrus dalykai, iš to gali atsirasti tikrai labai tokių sudėtingų pasekmių visuomenės saugumui. Todėl prašymas yra tikrai perspektyvoje žiūrėti taip pat atsakingai į ginklų laikymo, išdavimo sąlygas. Ir dabar aš paprašysiu generalinio komisaro, kad daugiau informacijos pateiktų apie pačią situaciją, kiek leidžia ikiteisminis tyrimas. Ačiū ministrė, laba diena. Tai kaip žinia, šiandien Vilniaus mieste vyko deja tragiškas įvykis. Pirminė informacija, kurią mes gavome iš bendro pagalbos centro apie tai, kad 10:23 sužalotas policijos pareigūnas prašo pagalbos, tai iš karto buvo išsiųsti atitinkami policijos pajėgumai, buvo susisiekta su šiuo reagavimo vienetu, kuris vykdė specifinę funkciją ir iš tikrųjų policijos reakcija buvo savalaikė, operatyvi ir išsiaiškinus pačias pirmiausias aplinkybės, iš karto buvo įvesti specialūs policijos planai. Turbūt po pirminės informacijos, po 3 minučių buvo pakeltas ir įvykių vietą iškviestas aras. Kas nutiko? Tai be abejo, kadangi nuo įvykio yra praėję dar labai nedaug laiko ir dar didysis darbas iki teisminio tyrimo rėmėse mūsų laukia perspektyvoje, tačiau situacija buvo tokia, kad į mus kreipėsi, tai vėlgi yra įprasta tvarka, nustatyta atitinkamais teisės aktais, į mus kreipėsi antstolis patvarkymu, prašydamas policijos padėti užtikrinti viešą tvarką ir antstolio saugumą.
sprendžiant tam tikrus civilinius klausimus. Konkrečiai, mano žiniomis, minėtame objekte vyko skyrybų procesas, todėl mūsų pareigūnai kartu su antstoliu nuvyko į įvykio vietą ir patekus į būstą į mūsų pareigūnų pusę pasipylė šūviai. Mūsų vienas pareigūnas buvo sužalotas į širdies plotą. Taip aš prieš valandą laiko buvau Lazdynų ligoninėje ir pats bendravau su pareigūnu, bendravau su skyriaus vedėju. Tai ir mane patikino ir pats įsitikinau, kad sužeidimas, kad ir kaip tai skambėtų baisiai, kulka pataikė į širdies plotą, tačiau sužeidimas pavojaus gyvybei negresia. Kodėl negresia? Na, matyt, todėl, kad pareigūnas vykdė visus nurodymus ir įvykio vietoje dėvėjo apsauginę liemenę, kuri iš esmės sustabdė kulką ir panašu, kad kulka pasiekė tik tai paviršutinius žmogaus organus ir tai išgelbėjo gyvybę. Tai, kaip minėjau, sužalotas pareigūnas dar padėjo apsaugoti antstolį, jį patraukdamas nuo šūvio trajektorijos ir pats išbėgo į gatvę. Na, kodėl jis nepasinaudojo radio ryšio stotele, todėl kad tiesiog po šūvių jis ją išmetė ir bandė stabdyti, bandydamas gauti pagalbą. Tikrai matydamas, prasidėjo policijos reagavimas ir policijos operacija. Kaip minėjau, pareigūnas sužalotas, tačiau tikrai jau planuoja žiūrėti Eurolygos rungtynės Kauno Žalgirio, tai labai gera emocija ir planuoja kuo greičiau į darbą išvykti. Tai dar turėjau galimybę ir su jo mama pakalbėti, jie klaipėdiečiai yra, tai tikrai nuraminau mamą, kad viskas bus gerai. Kita pareigūnė padaryti jai sužalojimai į koją, bet jinai atsisakė vykti į ligoninę ir jai pagalba būtina buvo suteikta greitosios pagalbos automobilyje. Deja, šitame įvykyje yra lavonas ir mes nustatėme, kad tai yra advokatas. Dabar šiuo metu aš tikrai negaliu atsakyti, kokias funkcijas vykdė advokatas, ar jis buvo kartu su mūsų komanda. Tai tuos klausimus tikrai atsakys ikiteisminis tyrimas, tačiau viena šaulio iššauta kulka buvo mirtina ir deja įvykio vietoje greitosios medicinos pagalbos ekipažas darė viską, kas buvo įmanoma išsaugoti gyvybę. Tai aš pats mačiau savo akimis, tačiau šūvis buvo nesuderinamas su žmogaus gyvybė. Pradėtas, aišku, policija vėlgi atliko pilnai savo darbą, tai yra užtikrino visuomenės saugumą, užtverdama atitinkamas gatves, informuodama visuomenę. Tai tikrai šioje vietoje atidirbome. Aišku, baisiausia, kad neišvengta tragiško įvykio. Operacijos eigoje buvo susisiekta su šauliu. Derybų metu buvo tiesiog įsitikintas, kad jis išmestų ginklą. Jis tai ir padarė. Toliau vyko tolimesnės derybos su juo, tam, kad jis vis tik tai nebesipriešintų ir pasiduotų policijos pareigūnams. Tai ir buvo padaryta ir aro pareigūnai įėjo į patalpas, minėtą asmenį sulaikė ir jis šiuo metu yra sulaikytas. Ir šiuo metu Vilniaus apskrities vyriausiam policijos komisariate yra pradėtas ikiteisminis tyrimas, bent jau kol kas pagal 2 baudžiamojo kodekso straipsnius, vienas iš jų dėl nužudymo. Tai ačiū komisarė, gal dabar jūsų klausimai, prisistatykite ir po vieną iš eilės klausit. Prašau iš eilės. Eglė.
Eglė Samoškaitė, LRT naujienų portalas. Ar tas ginklas buvo laikomas teisėtai? Ir man atrodo, kad ten buvo antstolio padėjėjas, kuris buvo apsaugotas. Nu, patvirtinkit ir patikslinkit. Na vėlgi, aš kaip minėjau, labai daug dar yra neiškumų, nes įvykis tik įvyko. Kad tai antstolio padėjėjas, aš tokią informaciją tarsi irgi turiu, bet žiniasklaidos priemonių, bet faktas, kad tai buvo įgaliotas asmo vykdyti antstolio funkcijas. Tai va dėl antstolio tiek, o dėl šaunamo ginklo, tai vykstant į konkrečius objektus, visada mūsų reagavimo pajėgumai turi pareigą susirinkti visą informaciją apie būstą, apie jo gyventojus, tame tarpe ir apie šaunamus ginklus, jeigu tokie yra legaliai laikomi. Informacijos apie tai, kad šitame būste gali būti legaliai laikomas ginklas, mes neturėjome. Tai labai tikėtina, kad šitas ginklas, jis buvo niekur neregistruotas, kitaip tariant, tai buvo nelegalus ginklas. Jūratė, prašau. Naujienų agentūra BNS. Aš noriu pasiteirauti, ar vykę antstolį lydėję pareigūnai buvo ginkluoti ir ar jie panaudojo tą ginklus? Na, kadangi mūsų pareigūnai vykdė įprastas funkcijas, tai jie turėjo būti ginkluoti ir jie buvo ginkluoti. Ir ar buvo panaudotas šaunamas ginklas, tai iš pareigūnų pusės, tai šiuo metu aš tokių duomenų neturiu. Bet kaip minėjau, tikrai į visus klausimus, detalius klausimus bus atsakyta iki teisminio tyrimo rėmose. Ar jums neaišku, kodėl nebuvo panaudoti ginklai, jeigu juos pasitiko šūviais? Na, tai kaip minėjau, kad tik tai patekus į būstą, iš karto buvo atidengta ugnis į atvykusius asmenis. Ir ta ugnis buvo taikli. Tai čia galbūt yra atsakymas, kad tas turbūt netikėtumo faktorius, turbūt ne kiekvieną dieną policijos pareigūnus yra iš karto pradedama šaudyti. Tas netikėtumo faktorius, matyti ir visos kitos aplinkybės įtakojo, kad mano žiniomis pareigūnai šaunamo ginklo atgal nenaudoja. Ar aišku, kiek šūvių buvo padaryta? Tikrai ne vienas šūvis buvo iššautas, bet įvykio vietoje dirba ekspertai, tai jie renka tuteles ir aiškinasi, bet mano turima informacija, kad tikrai tai nebuvo vienas ir vienintelis šūvis paleistas į mūsų pareigūną. Tuo labiau, kad dar nušautas asmo yra, tai bent jau 2 šūviai tai tikrai buvo paleisti. Ignas Jačauskas, 15 min. Ar šis įtariamasis buvo žinomas policijai ir už kokius nusikaltimus, jeigu buvo žinomas policijai? Kol kas neturiu tos informacijos, man žinoma yra vardas pavardė, bet detaliai apie šitą asmenį kol kas informacijos neturiu. Tai vėlgi bus viskas paaiškės iki teisminio tyrimo rėmose. Minėjot, kad pametė pareigūnas stotelę tiesiog įvykio vietoje, tai kaip vertinat pats tą įvykį, kad iš tikrųjų galbūt buvo galima greičiau sureaguoti, jeigu būtų pirminis tas pranešimas iš karto iš policijos stotelės? Na, aš jau dabar turiu įvykio chronologiją, taip kaip buvo reaguojama, tai aš galiu pasakyti, kad reagavimas buvo ypatingai operatyvus ir maždaug kas minutę vis kažkas tai reagavimo prasme vis kažkas naujo buvo. Tai kaip minėjau, pirminę žinią iš bendro pagalbos centro gavom 10:23, tai jau 10:26 jau buvo aktyvuotas aras, kuris vyko įvykio vietą ir labai greitai atvyko. Taip kad iš policijos pusės, manau, tikrai buvo labai operatyviai viskas padaryta. Na, o kad įvykio vietoje po šūvių į kūną, į širdį, pareigūnas trumpam buvo praradęs radio stotelę, tai žmogiška, tai suprantama yra ir kaip sakant, kad tik tiek problemų būtų nutikę. O kita pareigūnė buvo šalia, aš suprantu, ir jinai irgi turėjo tas priemonės? Pareigūnai ėjo kartu ir dabar kas kur stovėjo, kokiu atstumu, kas ką darė, tai aš tikrai šiuo metu neatsakysiu. Paskutinį dalyką, tik patikslinkit, susišaudimas tas pats jau vyko bute, ar prieigose būto, ar jau buvo prieigose? Šūviai pasipylė į mūsų pareigūną, kai buvo atidarytos duris. Tai dabar irgi negaliu tiksliai patvirtinti, ar duris buvo atidarytas gera valia, ar reikėjo priverstinio patekimo, tai vėlgi mes tą dalyką išsiaiškinsim, bet faktas, kad atsidarius durims pasipylė šūviai, tai
Klausimas, ar pareigūnai buvo prieangyje, ar jau į butą užėję, ar laiptinėje, tai irgi šiuo metu tų detalių neatsakysiu. Reda. Aš norėjau dar paklausyti dėl advokato, jeigu galite patikslinkite, ar tai galėjo būti to įtariamojo advokatas ir jis jau anksčiau būti bute, o net vykti kartu su antstoliu. Žinokite, mes tikrai aiškinomės tą aplinkybę, kokiu pagrindu, kokiu motyvu toj vietoje buvo ir advokatas. Tai kol kas tikrai neatsakysiu šitą klausimą. Dar apie Šaulį, kas yra žinoma, ar anksčiau policija turėjo apie jį pranešimų, kokio amžiaus asmuo, Lietuvos, ne Lietuvos, daugiau informacijos apie Na, amžius tai tikrai matyti vyresnis kažkiek už mane, o kaip minėjau, dėl jo kriminalinių galimų nusikaltimų, tai šiuo metu informacijos tokios neturiu ir tuo labiau, kad mes vykome į būstą ne pagal iškvietimą, kuriame kažkas tai kažką daro, tiesiog dėl civilinių santykių, tai tikrai šiuo metu negaliu atsakyti, ar jis mūsų klientas buvo, ar turėjo problemų su policija, tai tikrai neatsakysiu dabar. Kaimynai teigia, kad asmuo buvo konfliktinis, šiai akimirkai pasakyti, ar buvo signalų, ar buvo galima šitą įvykį išvengti? Na, aš irgi, kadangi buvau įvykio vietoje, tai turėjau galimybę bent jau su vienu kaimynu pašnekėti, tai tam tikrą informaciją, kaip sakant, iš to kaimyno gavau, bet jeigu jį bus įdomi iki teisminio tyrimo rėmose, tai aš tą informaciją ten ir atiduosiu. Tai prašau, paskutinį klausimą. Ingrida Staniulienė, Elta, nukentėję ir įvykę dalyvavę pareigūnai turi didelį tarnybos stažą? Na, bent jau tas pareigūnas, kurį ką tik aplankiau ligoninę, tai jam yra 27 metai. Tai patys spręskite, ar tai daug ar nedaug, bet... 27 metai amžiaus ar stažas? Taip, metai, 27 metai amžiaus. Aš tik norėjau patikslinti, kadangi minėjot, kad greičiausiai buvo 2 šūviai, tai reiškia pareigūnė į koją sužeista nešaunamuoju. Aš sakiau, kad bent jau 2 buvo šūviai, o tų šūvių matyt, kad daugiau buvo. Tai kadangi aš pats fiziškai tos pareigūnės nemačiau ir su ja nebendravau, o jai buvo suteikta pagalba, greitosios pagalbos automobilyje, todėl apie sužeidimų pobūdį, nežinau, tik tai turiu informaciją, kad būtent koja buvo jos sužalota. Ačiū komisarė, ačiū ministrė ir ačiū Jums kolegos. Turbūt po Dabar, kaip sakant, visi komentarai, tik tai baudžiamo proceso kodekso nustatyta tvarka, kaip žinia, tyrimui vadovauja prokuroras ir tik prokuroro leidimu bus galima kažką tai komunikuoti. Tai jau klausimai matyti ateityje bus nebe man, nebe ministrė, o kitiem asmenim. Nežinau, kadangi sakau, nemačiau aš jos fiziškai, tai tik tai apie pareigūną galiu pasakyti. Taip, liemenė sulaikė pagrindinę kulkos skriejimo tą trajektoriją ir matyti ir greitį, ir matyti amortizavo jau paskui, kas įvyko toliau, kaip kulka pramušė liemenę. Na, šiaip šitos liemenės yra skirtos tiek nuo šaunamo ginklo, tiek nuo tam tikro kalibro šaunamo ginklo. Tai minimaliai šitą liemenę, mano žiniomis vėlgi sakau, minimaliai jinai buvo pramušta, bet vėlgi supraskime, kad šūvis buvo iš labai artimo atstumo ir matyt, tai irgi galėjo įtakoti, kad kažkiek tai liemenė net laikė. TT. Pistoletas TT 9 mm. Na, bent jau mes tą ginklą, tas ginklas buvo išmestas įtariamojo asmens.